Tai labas rytas, gerbėmėjai. Šiandien yra trečiadienis. Ruošiamės plenko epizodui. Na ką aš galiu pasakyti. Sekmadienį paprašiau, kad ChatGPT sudarytų planą plenkui pagerinti. Įsitikinau, kad nėra jisai gailestingas, nes šiaip aš preso darydavau kartą į savaitę, bet niekada nedarydavau taip jau, kad kasdien daryti ir panašiai, nes kai aš žinau, kad aš tą presą turiu, bet kai kalba eina apie dalyką, kurio niekada nesimatęs, tai sunku juo ir patikėti. Sunku yra rasti motivacijas, kai loterijai laimėti yra didesni šansai negu savo presą pamatyti. Kiekvienai dienai duota po 4-5 pratimus, va čia įmesiu biškį praskorint programą, gal norėsit kažkas pabandyti. Mums su Babiu jau atėjo tas laikas, kai jau mums biškį sunku daras. Turbūt nuovargis atėjo, dabar yra 7 savaitė. Praeitą savaitę pradėjome ir anksčiau keltis, nes ir anksčiau į darbą reikia, ir anksčiau sportuoti. Dėl tas nuovargis išties jaučiasi, nors ir miegam kaip ir gerai. Babis biškį prašiau, aš šiandien visai gerai išmiegau iš tikrųjų. Atrodo, tas biškį laiko jau dienoj pritrūksta, nes tu turėjai miegoti realiai 6 vakare. Randa motivacijos, nes liko realiai nebepilnas 3 savaitės, tai kaip ir finišo tiesioji. Babis dar nebėgo šią savaitę, kas yra paranku man. Aš dar iš vis nebėgau per šį challenge'ą, kas irgi paranku man. Niekad negali žinoti, nes Babis vos ne po 2 kilus kiekvieną savaitę metą, o man būna visaip. Tai aš dabar irgi griežtai susiėmiau, žiūrėsiu šią savaitę, jeigu nenukris svorio, arba nukris nedaug, iki pusės kilo ar ten kokie 600 gramų, reiks kažką keisti mitybai. Nors dabar biškį pridėjau ir kardiją, tenka žingsnių parinkti, galimai gal net vakare reikės išeiti pasivaikščioti, o bėgimą planuoju pasilikti, jeigu reikės paskutiniai savaitį. Ir metas trečiadieniniai preso treniruotėjai. Sėkmės man. Tindirindiriuška, riuška, triuška. Labas rytas, gerbėmieji. Šiandien yra penktadienis, diena prieš iššūkį. Laukia lygiai 0, laukia šalta, tai ant salėn, langai atidaryti. Negana, kad šiaip su Babiu kiekvienu rytu jau bambam, kaip mums viskas atsboda. Na, reikia, kad atsboda. Būna dienų, kai viskas gerai, bet būna dienų, kai atrodo, ką man šitą reikia. Kelies rytą valgys, nedavalgys. Kaip ir pavalgys, bet pavalgiai, po valandas vėl valgyt nori. O, ir da tie iššūkiai. Darysiu vėl 5 pratimus presui. 5 pratimus presui, o vakar irgi dariau 5 pratimus presui. Tai presas nesidžiaugia, bet jau tada iki rytojaus ilsėsiu ir rytoj parodysiu geležinę lentą. Gal medinę lentą reiktų geriau sakyti. Batų kulnai nuo irklavimo aparato baigia suplyšti, šortai jau suplyšo, bet jau dabar laukiu iššūkio pabaigas. Bus didesnė proga apsidovanoti naujais pirkiniais. Tokios nuotaikos. Panašu, kad artėjam link finišo tiesiosios. Rytojaus sverimas pasakys, ar reikia kažką keisti mano mitybą ar nereikia. Praeitą savaitę Babis numetė 1,5 kilo, aš tik tai 400 gramų. Babis gerai mane prisivijo ir paskaičiavom, kad jis atsilieka nuo manęs per kilogramą 300 gramų tik tai. Tai jeigu šitą savaitgalis vėl panašiai kaip praeitą, tai vat rezultatas ko gero išsilygins. Na, kova tik įdomėja. Didesnė intriga ir paskutinės 2 savaitės jau reikės labai smarkiai susitelkti į sportą ir į mitybą. Aš einu dabar vėl ten plenkintis, pasimatysim rytoj per sverimus. 106, ne 0,9, o kokį 0,5. Nu, va, buvo 100,5 kilogramą. Kaip visada turbūt, kilogramą tada nukrenta 2. Legendinės svarstyklės. Kur rašą? 106 rašą? Reikia atsistati. Bus, jaučiu. Daugiau tikrai nevalgiau ir šūdą nieką kažką nevalgiau, atrodo, su vienu grįžęs drybsniu. Tada tą savo kašytę su šitų 2 obuolius. Galingai, nemėšla, bet galingai. Bet kad po darbą, nu tipą, gal žinai, po 20 km pavaikštai, man visas šitas svojo nukritimą nedavalgymai gal šitie kažkiek vis tiek yra, tai darbi privaikštai, darbo pabaigom nebėra galės. Kažkur dieną nupisdu savo, pavalgysiu daugiau, žinai, bet... Atsgerk prieš lipdamas. Be nesąmonių, žinai. Nu, stojam. Tiesos akimirka. Babis raumenį. Plius, kiek 400 gramų. Babis abu mėnesius kiekvienų kartų sakydavo, nu jaučiu, dabar jau priaugau, nu dabar jaučiu pliusinsiu ir visada krisdavo po 1,5. Dabar Babis rytą, nuo pačią rytą, blemba bus gerai, bus jaučiu 106,5. Ne, šiaip visus savaitės sakiau, kad jaučiu nekristinant. Šiandien ryte atskėlius pažiūrėjau, žinai, atrodo, nu blėt, viskas ten gerai atrodo, žinai. Tau, kad nebūtų kryti 1,5 kilą. Bet buvo didelis labai skirtumas. Nebėgiau nieką, aš visas tas kitas savaitės, nu tai gerai, tai pradžiai nebėgiodavom, bet tai būdavom bėgti. Tokia eini vaikščiat, po darbą paraini kažkom nuo mano, kažkas nieko, viški. Toj kačelki irgi teks, blėt. Nu, atskėlis nuo 2 valandas nakties, o teks. Tai ne čia kažkur. Svorį per pus mažesnė, toks ir sportas.
Dabar kitų savaitę reiks jau sportuoti. Gal net šiandien jau reiks bėgioti. Aš tai nesitikiu nieko gerą, aš nesitikiu šiandien, nes irgi savaitė šiokia tokia, kažkokia nei šiokia, nei tokia atrodo ir sportau ir visko, bet jau tai nekokia. Visų savaitę taip sąžiningai laikiausi, taip tvardžiaus, taip viskas buvo gerai. Bet vakar buvo Valentinkė ir Simutė užtaisė sveikų ledų. Nu sveiki ledai ir sveiki ledai. Nu vis šis tas, klausyk, 112,8. Tai dar minus 600 gramų, vis tiek geriau negu babi. Išeinam į tiesę, liko 2 savaitės. Nu tai dabar jau 2 savaitės, tai nei sveikų, nei nesveikų ledų nebus. Ir su tokiais rezultatais panašu, kad reikia pradėti bėgioti. Ne, aš dar nebėgsiu. Aš dar rasiu kažkų, aš nenoriu bėgti labai, iš tikrųjų. Pagalvojau, kad per paskutinį savaitę gali nieką nebeišbėgioti. Nu, kad tu labai išbėgios. Nebus taip, kad iš vakaro tu prabėgai, vis tiek skyščiau kažkiek gal išpraktos. Nebus, kad tau nebėra kilogramų. Dar reikia pradėti bėgioti nuo kitos savaitės. Užmotyvuosiu. Užsimotyvuok plenką daryti. Pirmadienį po darbą prasbėgti ir tada nepamiršk, kad reikia eiti miegoti anksti. O Jėzus. Nu 2 kilai dabar atsilikimas, bet šiaip daug. Lieka 2 savaitės yra daug. Kad mes daug svorio, tai jau čia bėmė, reikia čia arba labai nevalgyti, arba labai urdytis. Man labai būtų įdomu, kad ant 100 gramių spręstų atsilikimas būtų labai geras. Bet reikia nepamiršti ir nebaigtų dalykų. Plankas, va, iškart numest 400 tos gramų, jau 0. Tai vakar, kai užvalgiau šventinių ledų, ChatGPT buvo klausta, per kiek laiką jis pasišalins iš mano organizmą. Aš dar juos turiu. Suvalgiau liaudų nemažai, bet labai skanus buvo. Dariau kiekvienų dienų kažkų plenkui. Kokių pavadinimų prisiskaičiau, Guglinau. Rusiškas tvistas, supermenas, šuniukas, guoliukas. Viską nematyta, negirdėta. Kokia tavo maikė, tau didelė? Mano didelė maikė man? Didelė, va, jau mano maikė. Šiaip visai įdomu bus pasižiūrėti iš pirmo. Eik iš. Tai tik iš ryto. Turiu ir aš va. Visiškai nemeluosiu, iš vis nei kartą nebuvau net prigulis, bet aš nurašau biškį ant tą, kad sakau, man tada ir kojas skaudė visko, tipo pabėgimą, grinai buvau po 15 km, neprilaikysiu, tai gali iki 2 minučių, bet 10 sekundžių gali viršaus išdrebės. Darydavau, bet šių savaitę nedariau. Sakau, nieko nedariau, buvo biškį jau palūžti. Tai padarykim dabar. Taip, čia GPT davė patarimų, sakė, tolygiai kvėpuoti, kad neužsidegtų presas. Praeitą savaitę babė buvo minutė 30, mano minutė 39, abu tikriausiai taika, nes šiandien 2 minutės. Praeitą savaitę sakiau, kad pečiai geležiniai ir galiu 15 minučių laikyti, bet rezultatas buvo atitinkamai visiškai kitoks, tai nenoriu priskalbėti šiandien. 1, jis pasirašė. 2, 3. Nu, jau drebulys ateina. Man jau atėjo anksčiau. Ne, ir man anksčiau, aš tik dabar pasakiau. Man jau tai depresai. Ir pečiam. Babi pasduok. Pasidavau. Oi. Babė galvo violetinė. Gal nebekvapavau jau. Man tai petį kažkaip tai, gal nepatogiai pasdėjau, nežinau. Presui buvo šakės, bet pečiam buvo labiau šakės šiaip. Man pirmą minutę tai buvo lengva. Bet man grinai apačia, va tas Pačia. 2 rinkės, blėt, kai dega. Pačia, pabambu. Nu, ir atrodo, blėt, šitą nebegalėjau laikyti. Tai kiek? Mano 2,27, babė 2,36. Praeitų Nu, aš numečiau daugiau. Tai va tiek, su to plenku, žiūrėk, kad nebereikia. Trauks man dar vieną. Metas trauktas bonų, dasiki. Nebe tiek daug čia mums viską lygi, da kiek čia turim lapelių. Turim 6 lapelius, mums liko 2 savaitės. Ir aš manau, kad mes traukiam paskutinį iššūkį. Kitą savaitę jau visišką finišą tiesiog, tai norėsiu susitelkti į svorio metimą, nes dabar irgi tikrai tų treniruočių neišeina pasidaryti tiek iki galo, kiek nori. Rytais ateini į salę, nori daryti dalykus, bet va, dabar dariau vien presą, tai visų kitų dalykų nedariau. Ir kažkas nuo kažko nukenčia. Yra vienas iš 6 ištraukti labai žiaurų. Palaikysi, kolega? Palaikysiu, žinoma. Net niuniuot nesnori. Ne niuniuosiu. Pamakaluosiu ir ištrauksiu. Tiesa, sakimirka. Matau jau, kad ne 4. Šuolis į tolį. Šuolis į tolį? Tai nustrauks makojas visus raiščius. Gali būti, jo, reikia padaryti kojam normaliai, nes jis atsispirsti ir greitojant. Aš jau suku kojas. Jau ruošiu.
sąlygas kitam lapelę gali parašytas, kad ras nušaks toliau ir turim 3 bandymus. Šitas dalykas darytas mokyklos laikais iki jaučiu 12 klasės. Taip, paskutinį kartą aš irgi jaučiu, kai 10-11 klasė šitų dariau, bet aš nemoku priekin šokti iš tikrųjų. Va, jau jaučiu, kaip jau kelėnas skauda, jau, aha, gali būti, kad vienas iš 3 šuolis bus lemiamas ir taip iššūkis ir baigsis. Priešistorį galiu papasakoti, va čia va turiu tokį randų, maždaug tokį. Irgi buvo atlikta šuolio metu, prieš kokius 8 metus. Buvo atlikta šuolis ir tada buvo 2 mėnesiai gulėta lovai ir taip pasiekta rekordiniai 135 kg. Per 2 mėnesius 20 kg priaugau. Nu tikėkime, kad šiandien taip nenutiks. Jau mūsų metų ir su mūsų svoriu tas nusileidimas gali būti lemiamas. Na aš iki galo nepapasakau, aš tada, kai tų šuoliai lemiamų atlikau, kur tas randas ant kelio atsirado, žaidžiau tinklinį ir aš pašokau smūgiuoti virš sietkas. Kai nusileidau, man plyša raiščiai. Patasykė, turiu belę kokių baimių, bet aukštien dar kažkiek pašoko. Priekiant tai tiesiog nemoku šokti. Traukiam tai padaram. Šoksi, nušoksi. Šoksi ir nušoksi. Mes turim tokių gradacijų. Mes turim prielaidų, kad čia ir 7-5 cm vienas tarpas. Tai mes dabar nušoksime, mes paskui žinosime, nuo kur iki kur dašokam, vis tiek bus mūsų užfiksavę kamerai. A kitų dienų tai išsimatuosime su metru. Ir tada uždėsime titros, kiek mes nušokam. Šokam iš vietas, su glaustom kojam, be jokio insbėgėjimą. Galim suvoti, kiek norim, kaip norim. Tai kur nušoksim, matuosim, iki kur nušoka mūsų kulnai ir negalim nugriūti. Jeigu nugriūsime, bandymas neužskaitamas. Turim po 3 bandymus, taip ir šokinėsim. Aš, babis. Ne, babis visada pradeda, tai babi ir duosma. Babis, aš. Fiksuosim geriausiai iš 3 rezultatą. Tas laikai sekdavas visai neblogai, bet tas buvo prieš 13 metų, 14. Nežinau, nelabai yra nora stengtis labai toli nušokti, kad nesuslaužyti kojų. Pabandysiu pastreniruoti nusileidimų. Nu tai aišku, žemė net sudrebėjo. Tai nu gerai, aš bandžiau, aš į kitas linijas toliau čia nešoksiu. Babė kojas, kai gandra, blemba, nu tai aišku, tai kur tenas nenušaks. Per visų sportą salį, kai idėja nebūt buvę žmonių, tai būtų pralungų iššokis. Kitas linijas, be šans. Nors į kitas baltas. Bijau biškį. Ant rušų vandimų šoksiu toliau. Na, blėt, reikia bandyti prie tų, blėt, kaip aš nenoriu. Na, bet va, na, padedu gaunas iš inercijos griūni žemyn, nebeišlaikai savys. A žemės lies negalima. Šiaip labai panašiai. Apie linijas, taip daugiau mažiau, nes už linijas nušokus, sakau, nesilaikai iš inercijos. O, nusveikinu, čia žinok, mačiau, kad jau pilnumoje už linijas buvai. Vargina net šitas. Kažkaip reikia sugalvoti, kaip čia šokti, nes toks gaunas atrodo šokį, atrodo, kad taip, žinai, pasispiri. Aš tai toks gaunas, aš tai va taip pritupiu ir tada spiries tiesiog. Į priekį. Jo. Iš pirštų galvo. Tai realiai, faktiškai reiktų jau pradėti griūti ir tada atsispirti. Ir tada tik spėk pritrauk kojas, kad nepalik dantų ant žemės. Aš esu matęs, kaip kiti tai būna insisupa, žinai. Man atrodo, kad man neišeina kaip čia. Technika. Mano tikslas tą liniją peršakti. Ne šiandien, bet po savaitės gal bent jau. Jo, kažkurio iš komentatorių yra šitas iššūkis. Tai priseksim. Viršui bus garbės pilietis. Dabar 3 bandymas. Babis laimėjo. Babis įžangą laimėjo, bet praeitą savaitę aš plenką laimėjau. Nu, babė, biškai privalumas yra čiučiu ten ilgesnis yra ir ją batai gražesni, manau. Ne, šiaip mano gražesni iš tikrųjų. Susitiksime po savaitės ir po savaitės peršoksiu tų linijų. Šiaip aplinkui čia reiks apstverti stop juostų, kad babis ką nors nesužalotų taip toli šokdamas. Būkim stiprus, palaikykim vieni kitus ir tam sykį.